Munių studijo ir Rūtos istorikai pristato RD pamokos. Kokios yra pagrindinės kompiuterio funkcijos? Pagrindinės kompiuterio funkcijos yra Dabar apie kiekvieną funkciją pakalbėkime plačiau. Įvedimas – duomenų ar informacijos suvedimas į kompiuterį. Šią funkciją atliekame naudodamiesi kompiuterio pele, klaviatūra arba liečiamu ekranu. Apdorojimas – procesas, kurio metu kompiuteris tvarko gautus duomenis, siekiant gauti atsakymą ar rezultatą. Dažniausiai šią funkciją atlieka centrinis procesorius arba, kitaip tariant, kompiuterio smegenys. Saugojimas – kompiuterio funkcija, kai informacija išsaugoma, kad ją būtų galima panaudoti vėliau. Kompiuteryje šią funkciją atlieka vidinė atmintis, dar kitaip vadinama kietuoju disku. Išvedimas – kompiuterio funkcija, kai apdoroti duomenys pateikiami vartotojui suprantama forma – tekstu, vaizdu, garsu ar kitais būdais. Išvedimo funkcijas atlieka monitorius, spausdintuvas, garso kolonėlės, ausinės ar projektorius. Temos refleksija.